Finansų ministras Vilius Šapoka pranešė už šiurkščius tarnybinius pažeidimus atleidęs iš pareigų valstybinės mokesčių inspekcijos vadovą Dainorą Bradauską. Jo veiklą, kiek daugiau nei 2 savaitės tyrusi ministerijos komisija, nustatė, kad Bradauskas nuolat susitikdavo, aptardavo konkrečius tyrimus su koncerno MG Baltic viceprezidentu Raimundu Kurlianskiu. Teikė pastarajam slaptą informaciją apie tyrimus, kitus verslininkus, įmonės, iš anksto derino su juo būsimus mokesčių inspekcijos atsakymus. Nedarbo vietoje jie aptarinėjo mokesčių vengimo schemas, kitus patikrinimų klausimus, nors tuo pat metu buvo atliekami MG Baltic ir jo akcininkų mokesčių patikrinimai. Už informaciją ir bendradarbiavimą Kurlianskis mokesčių inspekcijos vadovui žadėjo atlygį. Politikų, su kuriais jis palaikė glaudžius ryšius, paramą, bei atsidėkodavo ir dovanomis, kokiamis komisija neįvardyja. Komisijos tyrimas patvirtino įtarimus, kad Dainoras Bradauskas grubiai pažeidė tarnybinės, teisinės, etinės ir moralinės normas, naudodamasis savo tarnybinę padėtimi, teikdamas draudžiamą skleisti informaciją apie mokesčių mokėtojus, privačiai derindamas mokesčių inspekcijos veiksmus su suinteresuotomis verslo struktūromis. Ir stulbina ne tik atvirai valstybės interesus menkinantis tokios svarbios įstaigos vadovo veiksmai, pataikaujant tyrime minėtoms verslo grupėms, bet ir naudojamas, sakyčiau, kriminalinis žargonas, niekinimas valstybės vadovų, konspiracija. Nemažiau stebina ir pono Bradausko gynybinė pozicija, kai jis viešai, meluojant apie komisijos tirtų jo kontaktų pobūdį, iš tikrųjų neapleidžia tas svetimos gėdos jausmas. Man labai keista, kad aš norėčiau pradėti nuo pradžios šito viso sukelto skandalo. Man labai įdomi situacija yra tai, kad sausio 4 dieną vakare iš viešosios erdvės sužinojau, kad neva tai aš esu nušalintas nuo pareigų ir jau būsiu atleistas. Tai pasisakė tokią išankstinę nuomonę formavo mano vadovai, kai kurie politikai. Šiaip teisinė procedūra yra tokia. Visų pirma, jeigu yra kažkokios asmens atžvilgių pradedamas tarnybinio tyrimo nusižengimas, tai yra informuojamas asmuo. Šiandieną vėlgi, man nebuvo įteiktos jokios oficialios išvados, nebuvo įteikti jokie dokumentai. Iš viešosios erdvės vėl išgirdau, kad aš būsiu atleistas. Tai man kyla klausimas, ar šis procesas yra teisinis, ar jis turi kažkokį tai politinį atspalvį. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, norėčiau patikinti, kad jokioms grupėms, nei verslo, nei politinėms, jų naudai nesuveikęs ir nesu padaręs nieko neteisėto. Todėl aš jaučiuosi visiškai teisus ir savo tiesą dabar jau ginsiu teisiniam priemonėm. Prašom klausimą. Sako, kad nutekinot informaciją, kuris turėjo būti... Nenutekinau aš jokios informacijos, neperdavinėjau jokių dokumentų. Bet vidaus ministras remiasi informacija ir ten esą yra pokalbių išklotinės, kur jūs esą pateikė tam tikrą informaciją. Matot, jeigu aš būčiau padaręs kažkokią žalą ar padaręs kažkokį nusižengimą, nusikaltimą, man atrodo, aš jau prieš jūs čia šiandien nebesėdėčiau. Kodėl darbo metu, nedarbo vietoje ir susitikinėdavot sistemingai su Kurlianskiu? Tai visų pirma, aš pamenu 2 susitikimus, jokios sistemos nebuvo, kaip teigiama, tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš darbo metu, mano darbas toks ir yra, kad susitikinėti su įvairių asocijuotų grupių atstovais, su žiniasklaidos vadovais ir taip toliau. Tuo pat metu aš minėjau, aš buvau susitikęs ne su vienu medijos ir žiniasklaidos vadovu ir visiems buvo įdomios tos pačios temos, ką mes ir aptarinėjom. Tačiau dar kartą kartoju, aš nenutekinau jokios informacijos tarnybinės, kuri pakenkė vienaip ar kitaip mūsų vykdomiems tyrimams. Ir tuo metu MG Baltico tyrimai jokie nevyko, galiu patikinti.
Nes jeigu būtų vykę kažkokie tyrimai susijęs su MG Balticu, žinoma, mano požiūris būtų buvęs visai kitoks. Apie jokias, toliau reiškia, apie jokias ir organizacijas, rizikas, aš jokių dokumentų neperdavinėjau ir nedariau spaudimo jokiem darbuotojam. Ir man taip pat niekas nedarė jokio poveikio. Tai kodėl ministras yra toks užtikrintas ir taip užtikrintai kalba? Žinot, aš klausiausi ministro pasisakymą. Aš gerbiu ministrą, tačiau apart emocijų, argumentų, dėl ko aš esu atleidžiamas, aš teisinių argumentų aš negirdėjau. Ministras sako, kad sakuose pokalbiuose buvo politikų pavardės ir netgi valstybės vadovai. Tai apie ką jūs kalbėjot su ponu Kurlianskiu? Žinot, iš konteksto bet kokios ištraukos, bet kokios iškarpos iš pokalbių ar dalis pokalbio paviešinimas, galiu pasakyti taip, dažniausiai netitinka tikrojo turinio ir esmės. Jeigu ir kalbėjom, gal ir kažką netaip esu pasakęs apie kažkokį tai vadovą, tai nėra pagrindas mane atleisti. Tai kaip jūsų manimų, kas čia vyksta, tada kokiu pagrindu jūs esate atleidžiamas? Na, žinote, per tas 2 savaitės aš šiek tiek gavau tam tikros informacijos ir, na, kadangi aš žinau, kas tą organizuoja, žinau, kodėl tas vyksta, tiesiog aš neturiu tiesioginių įrodymų. Todėl aš jums nieko nepasakysiu, bet man atrodo, jūs patys greitai viską suprasit ir pamatysit, kodėl čia tai vyksta. Aš sakau dar kartą, aš nieko dabar nepasakysiu, kadangi neturiu tiesioginių įrodymų. Ar tai yra susijęs su MG Baltic vadovu tiek pono Mockaus, tiek pono Kurlianskio? Na, žinot, labai yra keista, kada vyksta, dabar šiuo metu vyksta pats įkarštis minėtų asmenų ir grupių patikrinimai. Ir kiek man buvo žinoma dar prieš naujus metus, yra nemaža apmokestinimo bazė ir projektos yra nemažas priskaičiuotinos sumos, prasideda toks tarnybinis tyrimas. Apie kokias sumas kalba? Kiek jums gali... Aš dabar negaliu atskleisti tokios informacijos, nes iš tikrųjų tai nėra įsiteisėjęs dar joks rezultatas, todėl nemanau, kad būtų etiška man kalbėti apie tai. Ar jūs esate kada nors gavęs kokį nors finansinį atlygį iš MG Baltic su jais susijusių asmenų? Niekada nesu gavęs jokio atlygio, dar kartą kartoju, nesu nutekinęs jokios informacijos, nesu gavęs jokio atlygio ir nesu veikęs jokiai grupiai, jokios grupės naudai. Kada kreipsitės į teismą dėl atleidimo? Oi, tai visų pirma, aš neturiu jokių dokumentų, kad aš esu atleistas, aš tą vėlgi, kaip ir sakiau, aš sužinojau iš viešosios erdvės. Ir neturiu aš jokio oficialaus pranešimo, jokio dokumento. Aš girdėjau, visi kaip ir jūs, girdėjau finansų ministro pasisakymą. Ar jums nėra keista? Todėl aš šiandien prieš jūs čia ir sėdžiu. Aš neturiu jokių dokumentų, aš nemačiau jokių išvadų. Ar jums nėra keista, kad tas procesas nuo pat pradžių prasidėjo viešoje erdvėje ir jį nori užbaigti viešoje erdvėje? Tai kažkas galbūt bijo man pažiūrėti į akis? Bet į teismą kreipsitės, jau aišku. Žinot, aš visų pirma turiu gauti dokumentus ir pasitart su teisininkais. Aš nežinau, galbūt Lietuvoje yra pasikeitę įstatymai, kur galima žmogų atleisti iš pareigų vien už tai, kad jis turėjo kažkokius tai pokalbius. Jeigu Lietuvoje įstatymai nėra pasikeitę, na tai teisininkai atliks savo darbą. Teigiama, kad tuose pokalbiuose atsispindi, kad jūs nutekinot informaciją, kalbėjot kalėjimo žargonu, vadovus peikėt. Žinot ką, kalbėjimas vieną ar kitą manierą, ar kad ir pasisakymas apie kažkokius tai vadovus, tai nėra pagrindas atleisti iš pareigų. Sakykite, pone Bradauskai, kalbama tik tai apie MG Baltic grupę, su kitais nesusitikinėjote. Kas jūs bendrai sieja su šitą grupę? Kodėl tokie pokalbiai neužfiksuoti su kitais verslininkais, asocijuotų struktūrų nariais kalbantis, bet būtent su ponu Kurlianskiu? Na, žinot, aš žinau lygiai tiek pat, kiek ir jūs. Žinau iš viešos erdvės, kad tuo metu buvo vykdomas tyrimas prieš Kurlianskį. Na, tuo metu pafiksavo specialiųjų tyrimų tarnyba, taip surinko neva informaciją. Aš tiesiog negaliu pakomentuoti. Nėra užfiksuota. Ką žinau, gal ir daugiau yra užfiksuota. Gal tik tai naudinga šitą atiduoti yra. Iš kur aš galiu būti tikras, kad nėra užfiksuota ir iš kur jūs žinot, kad nėra užfiksuota? Pone Bradauskai, ar patys susitikimai su štai ponu Kurlianskiu nekompromituoja, nediskredituoja tarnybų, tokių kaip VMI? Ar Aš jums pakartosiu dar kartą. Tuo metu
Kurlianskis atstovavo vieną iš didžiausių medijų ir vieną įtakingiausių spaudos, kaip teisingai pasakyti, spaudos grupių. Alfa grupė ar LNK grupė, tiesiog dabar tiksliai neįvardinsiu, tai todėl aš su juo ir susitikinėjau, tik tai ta prasme. Lygiai taip pat kaip susitikinėjau su kitų žiniasklaidos priemonių vadovais. Tai toks ir siejimas. Manęs nesieja nei bičiulystės ryšiai, nei dar kažkokie, tai buvo, na, sakykime, mandagumo susitikimą, apsikeitimas, o daugiau aš nieko negalėčiau atsakyti tą klausimą, nes vienas dalykas, tai tie susitikimai vyko senai, jie vyko ne kažkur tai Rusy, miške, paslapčia nuo visų, tai vyko viešoj vietoj, tai pakankamai jie vyko skaidriai, mano galva, aš nematau tame nieko blogo. Pone Bradauskai, gal kiek kita tema, vis tiek dar tebesat valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas. Kaip vertinat visus pono Karbauskio ir agrokoncerno tos išperkamosios nuomos reikalus? Kiek tai yra skaidru, kaip tam su tais mokesčiais? Na vėlgi, man, kadangi nesumatęs jokių dokumentų, man labai įdomu yra iš tikrųjų šitoj situacijai mokesčių mokėtojai turėtų pateikti visus dokumentus, iš kokių lėšų yra sumokėti, iš kokių lėšų yra sumokėtos minėtos įmokos. Vienas dalykas, jeigu tai yra legaliai gautos ir apmokestintos pajamos ir mokėta pavedimu, kitas dalykas, jeigu tai yra įnešimai grinais pinigais, aš manau, tai turėtų vertinti mokesčių inspekcija labai principingai. Ir kitas dalykas, ką norėčiau pasakyti. Mokesčių inspekcija visada, man vadovaujant, rezultatai tik augo, tik tai kilo, biudžeto pajamos buvo vykdomos ir viršijamos, neliko nepaliestos, rizikos nevertintos, neliko ne vienoj stambioj mokesčių mokėtojų grupiai, tai lengva patikrinti, tai rodo visi dokumentai. Kitas dalykas, ar aš dirbsiu vadovu, ar nedirbsiu vadovu, mokesčių inspekcijas principingai toliau dirbs savo darbą. Tai iš tikrųjų įstaigos neišvers. O kas toliau darysis, jūs patys pamatysite, sekite įvykius. Pasižiūrėsim, na, galų galėjo kažkas tai pakviesti ir pasakyti, na, turim savo žmogų, gal užleisk vietą. Bet žinoma, žinodami mano principus ir charakterį, tokio dalyko tikrai nesiryžo nieks daryti. Ir vien jau tą tarnybinį tyrimą pradėjo, nieks į akis nedrįso man pažiūrėti. Tai gal žinot, kas jūsų Pradėjo. Na, pamatysim, kas čia bus. Dar palaukit, aš dar kol kas nesu gavęs jokių dokumentų, nesu atleistas. Tai sako, čia nauja valdžia. Ar jums patiems nekelia abejonių ir klausimų iš ankstiniai kai kurių politikų nusistatymai, pasisakymai mano atžvilgiu? Aš esu laimėjęs skaidrų konkursą vienai kadencijai, mažiausiai. Ir žinot, kai vyksta dabar tokie dalykai, tai, na, ir būtent tokiu formatu, tai iš tikrųjų, na, kelia tikrai didelių klausimų. Ir aš manau, kad iš tikrųjų čia šitoj vietoj situaciją tikrai vertins teisininkai. Ar jūsų veiksmai, jūsų susitikimai galėjo būti naudingi Vilniaus prekybos akcininkų ginčo kurioje pusėje? Palaukit, aš nebuvau susitikęs visų pirma, tai nebuvau susitikęs su jokiais Vapamarketo atstovais, nedaviau jokių pažadų ir neveikiau vienai ir kitai pusiai, nedariau jokio spaudimo jokiem darbuotojams, atvirkščiai. Mano kolegos puikiai žino mano reikalavimus, mano principus. Tai, kas yra bandoma įteikti šiai dienai, mūsų kaip inspekcijos veiksmai vykdant stambių mokesčių mokėtojų patikrinimus ir tyrimus, diametraliai priešingi, tas, kas dabar bandoma paaiškinti. Na, finansų ministro teigimu, jūs susitikę su ponu Kurliansku teikėte informaciją ir apie Vilniaus prekybą. Nepamenu, kad aš būčiau teikęs kokios nors informacijos. Ta prasme, tarnybinės informacijos apie atliekamus patikrinimus aš jokios tikrai neteikiau. Pone Bradauskai, gal galite patikslinti, jums išeinant, kokie tyrimai vyko dėl MG Baltico arba akcininkų MG Baltico? Jie buvo pradėti ir kokioje stadijoje buvo, jeigu kalbam apie ryšius iš to koncerno jūsų? Tai noriu pasakyti taip, kad dar praeitais metais buvo pradėta eiliai įmonių ir fizinių asmenų tyrimai, patikrinimai, kur kartoju dar kartą, kad kiek aš žinau iš atsakingų savo darbuotojų, kad numatoma nemaža apmokestinimo bazė, tai yra ženklios sumos. Sumų aš tikrai neįvardinsiu šiandieną,
nes yra tarnybinė informacija, yra sprendžiami klausimai, kaip, ką mokestinti. Ir sakau, man labai keista, kad šiuo metu, būtent tuo metu, prasideda tokie tarnybiniai tyrimai. Tai jūs norite pasakyti, kad jie bandė slėpti mokesčius ar naudotis tais planavimais mokesčių? Žiūrėkit, visų pirma, tai kai įsiteisė sprendimai, ten yra visko. Kai įsiteisė sprendimai, aš manau, kad mokesčių inspekcija pati informuos ir praneš, kas yra padaryta ir kodėl yra padaryta. Iš viešai pateiktos finansų ministerijos informacijos teigiama, kad tie susitikimai jūsų su ponu Kurlianskiu buvo konspiraciniai. Tai yra derinti slapta tiek laikas, tiek vietos. Viešai buvo. Na, žiūrėkite, kiek aš pamenu, mes buvom susitikę miesto centre, kaviniai priešais katedrą, kur yra visur stikliniai langai. Na, kokia čia konspiracija? Kokia čia konspiracija? Pone Bradauskai, ar po to, kai jau jūs buvote nušalintas, jūs bendravote su ponu Kurlianskiu? Aš nepamenu. Man atrodo, kad 15 metais paskutinį kartą su Kurlianskiu aš tuo metu ir bendravau. Aš tikrai su juo nesu bendravęs. O po to nei telefonu, nei telefonu, nei gyvai, nei Facebooku, nei elektroniniu paštu, niekaip kitaip. Nesu nei bendravęs, nei matęs. Ar po šito tyrimo gali prasidėti patikrinimai mokestiniai darbo komisijos, kuri pateikė išvadas apie jūs? Aš, žinokit, labai atsiprašau, jeigu jūs galit klausimą patikslinkit, nes tos komisijos, kuri, matot, man susidaro toks įspūdis, kad tos išvados ne finansų ministerijai buvo rašomos. Ta, kiek aš klausiau šiandieną. Toks kyla klausimas. O kur? Ta prasme, tai jūs pasidomėkit. Jūs žiniasklaida, jūs turite didesnės galimybės. Šiandien aš, matot, esu nušalintas nuo pareigų ir mažai galimybių turiu. Pone Bradauskai, jūs neprieštarautumėt pats, jeigu tie pokalbiai būtų paviešinti? Žinote, tikrai neprieštarauju. Tegul viešina tos pokalbius ir man atrodo, kad aš visiškai to nebijau, nes aš žinau, kad pokalbiai yra pokalbiais. Kitas dalykas, kažkokios tai ištraukos iš pokalbių, dažniausiai įrašyti pokalbiai, išspausdinti. Ir gyvi pokalbiai, tai yra du dideli skirtumai. Ir jie dažniausiai netitinka turinio ir esmės. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš dar kartą kartoju. Reikia žiūrėti reikalą esmę. Ar aš veikiau, ar neveikiau. Kažką tai nusižengdamas ar nusikalsdamas. Kartoju dar kartą. Jokių nusižengimų ir kažkokių tai kitokių veiksmų aš netlikau. Netlikau jokių veiksmų ne vienos grupės naudai. Dėkui. Ačiū Jums labai. Kasgi čia bando jūs sakot, ta prasme, kur tos išvados rašytos, tai gal čia... Ne, tai yra kokia nors. Ne, tai žinot, tiesiog gal nesiplėskim, nes iš tikrųjų laikas eina ir man atrodo, įla iš maišo išlys ir iš tikrųjų, kodėl viskas ta šiandieną čia vyksta, mes pamatysim neužilgo. Jūs patys, jūs žiniasklaida ir visuomenė tikrai suprasit patys, kas per procesai vyksta Lietuvoje. Jeigu kreiptumėtės į teismą, su kuo teistumėtės su Filminu, su kitom struktūrom? Ne, palaukit. Visų pirma, aš turiu gauti dokumentus kažkokius tai, aš turiu gauti kažkokias tai oficialias išvadas. Tai sprendimą šiuo atveju priima finansų ministerija. Tai dar ką noriu pasakyti, kad vykdant politinį spaudimą Lietuvoje buvo pašalintas ne vienas pareigūnas, bet yra nemažai praktikos, kai tie pareigūnai atsistato į savo pareigas ir prisiteisia nemažas sumas ir dažniausiai tos sumos jų našta krenta būtent tom įstaigom ar sprendimą priėmusiam asmenim. Tai dar tokį dalyką norėčiau paminėti. Tai tiesiog sakau, dabar situacija, matyt, kai gausiu dokumentus, kreipsiuosi į teisininkus, teisininkai vertins situaciją. Sakau, jeigu yra tokie įstatymai, kad galima už pokalbius atleisti žmogų, tai gal neverta tada nieko ir daryti. O jeigu įstatymai Lietuvoje yra nepasikeitę ir galioja visi teisės aktai, kurie galioja iki šiol, na žinoma, kažkokie sprendimai bus. Ar jūs čia pona Giržadą ir pona Gailių turite? Na, ta prasme, aš tikrai nenorėčiau ryžtis prie pavardžių kažkokių, tai yra jų ir daugiau.
Tiesiog nesirišiu prie tam tikrų pavardžių, bet, na, sakykime, tai pavyzdžių yra Lietuvoje ne vienas. Pone Bradauskai, paskutinis klausimas tada. Ar jūs sieja kokį nors ryšiai su advokatu Albertu Kručkausku? Žinot, tai yra buvęs mūsų darbuotojas, tačiau noriu pasakyti, kad jokių asmeninių ryšių, kažkokių platesnių aš tikrai nepalaikau. Tai tik darbiniai ryšiai? Ne, tai palaukit, tai buvęs kažkada tai mūsų darbuotojas. Tai tokį aš asmenį žinau, bet jokie draugystės ryšiai dar kažkokie tai manęs nesieja. Kągi, buvęs valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Dainoras Bradauskas neprisipažįsta nusikaltęs, jis nesutinka su finansų ministerijos pateiktomis išvadomis.